Sveiki draugai, šis epizodas bus apie galutinį kanojos korpuso paruošimą prieš dedant stiklo audinį ir tepant epoksidinę dervą. Taip, aš žinau, epoksidinė derva yra toks dalykas, kuris domina žiūrovus labiau, bet kanojos korpusas turi būti paruoštas prieš tepant dervą, panašiai kaip mašinos kėbulas yra ruošiamas prieš dažymą, nes po to, kai mes uždėsim epoksidinę dervą, jeigu buvo kažkokie netobulumai, mums juos reikės taisyti vėliau, o tai bus žymiai sunkiau negu kad dabar. Kas nutiko po paskutinės centrinės viskio reikutės įdėjimo įklijavimo in centrą? Pradžiai aš priklijavau priekinį ir galinį stemą, tai yra tie paruoštukai, kuriuos aš paruošiau pačioj pradžioj. Toliau visas korpusas obuoliaus pagalba yra nuimamos visos aštrios briaunos ir kažkokie tai netobulumai tam, kad tiesiog sutaupyti laiką šlifuojant su ekscentriniu šlifokliu. Ekscentrinis šlifoklis naudojamas būtinai kartu, net negalvokite apie tai, kad naudoti jį tiesiog paprastai arba su filtru, nes patikėkit, jūs tiesiog paskesit dulkėse, kedro dulkės yra labai smulkios ir labai žalingos jūsų sveikatai. Naudojamas filtras, naudojama kaukė, kai kurie žmonės iš vis alergiški kedrui ir mes nušviečiam visą korpusą, suteikiant jam tokią formą, kokia yra dabar, su 80-iniu popieriumi. 80-inis, ganėtinai grubus, nuima didelį kiekį medienos ir jis mums yra reikalingas tam, kad mes galėtumėm gauti dulkių. Ant žodžio dulkės pas mane prasidėjo alergija. Dulkių siurblys mums reikalingas tam, kad prikaupti dulkių. Ir žinokit, tos dulkės, vienintelis dalykas, kurį turit nepamiršti, tai dulkių siurblį prieš tai ir filtrą reikia labai kruopščiai ir labai gerai išvalyti, tam, kad jūsų dulkių siurblyje, apart dulkių, nieko daugiau nebūtų. Tai galiausiai mes gauname tokią, sakykime taip, kedro pudrą. Kam jinai mums reikalinga? Po pirmo šveitimo, po pirmo šlifavimo, tarp reikučių atsiveria tam tikri tarpai, tarkim, kur neužteko ar nepapuolė klijai, pavyzdžiui, arba ten, kur reikutės keitė formą ir jos buvo nepakankamai stipriai suspaustos, tai tuos visus tarpelius mums reikės užglaistyti ir taip pat aš užglaistau, aš pamiršau, kad prieš šlifavimą reikėtų visas kabės nuimti, čia kaip ir logiška, ne? Ir nuo kabių lieka taškiukai, tai kartais su tais taškiukais nieko nėra daroma, nes tos skylutės yra tokios mažos, kad kai mes tepsim dervą, juos užsipildys derva, bet aš irgi jas užglaistau, nes tai yra, sakykime, taip kontroliuojamas procesas ir aš galiu reguliuoti spalvą, nes tiesiog jeigu derva sustings skylutėj, tai ten bus juodos spalvos taškiukas. Mes ją galim šiek tiek pritempti prie medienos spalvos. Toliau yra sumaišoma epoksidinės dervos košė ir tiesiog užglaistomos visas korpusas. Kai mes uždarom visas didelės skyles, mes nušviečiam korpusą 120-inių diskelių dar kartą. Ir jau po 120-inio vis tiek atsivers kažkokie tai taškiukai ir kažkokie tai netobulumai, nes jūs nuimsit dar šiokį tokį sluoksnį korpuso ir jau po šito etapo mes darom, finalinį kosmetinį glaistimą. Kodėl aplamai tarpai turi būti uždaromi, nes įsivaizduokit, jūs turite paviršių, čia yra tarpas, tai ant viršaus dedasi stiklo audinys ir tiesiog pas jumis epoksidinė derva varvies į korpuso vidų, kas yra nelabai gerai, nes kodėl, tarkim, atsiranda burbulai dedant epoksidinę dervą, dėl to, kad oras, jisai plečiasi ir jisai bando išeiti iš po stiklo audinio ir čia atsiranda burbulas. Tai mums reikia sumažinti tų ertmių, tų vietų, kur gali kauptis oras, užglaistinti jos. Tai tame yra ir esmė, kodėl reikia užglaistyti visus netobulumus. Ką darysim šiandien? Kadangi visas korpusas jau yra nušveistas, pas mus liko tik tai epizodinės skylutės, kažkokie netobulumai, tai mes dabar jas apklijuosim su lipne juosta. Kodėl aš naudoju lipnę juostą dabar ir kodėl jos nenaudojau prieš tai? Dėl to, kad medis yra daug minkštesnis negu kad epoksidinė derva, kai jinai sustingsta.
Ir šveičiant vietą, kur pas mus yra epoksidinė derva, mes galime netyčia nušveisti ir medį, ko mes nenorim. Todėl, jeigu, tarkim, pas mane yra tiesiog siūlė, kuri yra atvira, aš apklijuoju ją iš abiejų pusių, kad paskui nuimti dervą ir kad nesutepti būtent kedro medienos. Kad tiesiog mes galėtumėm labai gražiai, greitai užbaigti tą darbą. Ir paskui, kai jau visos tos skylutės bus užglaistytos, aš nušveisiu korpuso rankiniu būdu ir suteiksiu jam finalinį, taip sakant, vaizdą. O apie epoksidinį dervą šiek tiek vėliau. Tai panašiai taip atrodo mūsų kanoja po tokio pleistravimo, sakykim taip. Ir ką mes darysim dabar, mes sumaišysim epoksidinės dervos porciją su dulkėmis iš mūsų siurblio ir su silika arba mikrosferomis. Silika arba mikrosfera tai yra tokie specialūs balti milteliai, iš esmės tai yra labai stipriai susmulkintas stiklas. Apie epoksidinės dervas galima daryti atskirą epizodą, galima labai ilgai ir nuobodžiai apie jas šnekėti. Tiesa yra labai paprasta. Kiekvienai užduočiai yra sprendimas, kuris tinka tik tai užduočiai. Tai jeigu jums pradeda kažkas tai pasakoti apie laminavimą, tai įprastinis laminavimas, kaip pavyzdžiui, jachtų katerių korpusai daromi arba taisomi, mums tas variantas netinka, nes būtent medinės kanojos korpusas, kai būtent jinai yra daroma medinė ir mes norim tą medį gražiai matyti pro epoksidinę dervą, yra tik tai vienas būdas, kaip tai padaryti. Ir aš žinau, kad atsiras žmonių, kurie sakys, galima greičiau, paprasčiau. Taip, galbūt galima greičiau ir paprasčiau, bet aš stengiuosi neišradinėti dviračio, nes paskui tiesiog galima pridirbti tiek reikalų, kad pataisyti situacijos bus praktiškai neįmanoma. Epoksidinės dervos. Iš esmės, daugelis žmonių galvoja, kad čia yra kažkoks tai magija, arba ne tai, kad magija, bet vengia kaip dervų, taip dvikomponenčių dažų, pavyzdžiui, bet su dervom yra labai viskas paprasta, tai yra polimeras. Jūs sumaišote dervą su kietikliu ir jinai stingsta. Tai priklausomai nuo to, koks yra kietiklis ir koks yra, ne koks kietiklis, o koks yra gamintojas, yra skirtingos proporcijos, kiek ko įpilti ir skirtingas laikas. Tai Lietuvoje epoksidinės dervos šiomis dienomis jau galima rasti daug kur ir daug kokios. Bet esminis dalykas tas, kad Lietuvoje jūs dažniausiai sutiksit kelis variantus dervos panaudojama. Tai arba įprastinis laminavimas, kėbulo detalės automobiliams, ten lėktuvams ir taip toliau ir panašiai, laivams. Taip pat, žinoma, liejimas kokių nors stalviršių ir be jokios abejonės tai yra, tarkim, grindų liejimų. Ir visa tai yra dervos, bet tai yra visiškai skirtingos dervos. Tai iš patirties galiu pasakyti taip, kad aš šiai dienai priėjau prie VES sistemo, tai yra visų laikų klasika, bet jis yra ko gero pats brangiausias rinkoje, bet tam yra priežastis. Turėkite omeny, kad kanojų pagaminti reikės apie 20 kg
dervos kartu su kietikliu, tai dažniausiai, jeigu jūs pirksite tokį kiekį dervos, tai jinai jums bus pristatyta vat, tokioje bačkoj, tokiam kibire ir tiesiog perpilti iš kibiro į kažkokią kitą tarą yra labai sudėtinga. Geriau, kai būna mažesnis talpos, čia yra šiek tiek paprasčiau, bet vėlgi čia šiek tiek paprasčiau. Ir labai dažnai gamintojai siūlo tik tai vieną kietiklį, tai yra standartinį, kiekviena derva turi stiklinės laiką pot life. Tai reiškia, nuo to momento, kai jūs įpylėt dervos ir įpylėt kietiklio ir sumaišėt, yra standartinė porcija kažkokia, tai nes kuo daugiau jūs įpilsit, tuo greičiau jinai sustinks. Na, taip veikia chemija. Tai reiškia, tas pot life'as priklauso būtent nuo temperatūros jūsų patalpose ir nuo gamintojo. Ir dažniausiai jisai būna 20 minučių, tai jis turi 20 minučių, kad tą dervą panaudoti kažkaip užtepti ir paskui jinai stingsta. Tai reiškia, 20 minučių jinai galės būti stikliniai, nes jos yra daug. Tame momente išsiskleidžia labai daug energijos. Ta stiklinė, jeigu jos neliesti, jinai pradeda kaisti. Bet jeigu jūs ją užtepat ant kažkokio tai paviršiaus, kuris yra natūraliai vėsinamas ir jinai užtepama, tarkim, plonų sluoksnių, tai jinai tada jau prasideda polimerizacija, jinai prie kambarinės temperatūros, tarkim, stings po 2 valandų, jinai taps, prie jos nelims dulkės, po 4 valandų galima, tarkim, tepti antrą sluoksnį, o po 24 valandų jinai visiškai sustinga, pilna galutinė polimerizacija įvyksta po 2 savaičių prie kambarinės temperatūros, tai reiškia, kad po 2 savaičių jau galima ją, tarkim, šveisti, ne, su švitriniu popierium. Bet ne visi gamintojai, bet pavyzdžiui, Vest Systems turi 205 kietiklį, tai yra fast, tai jisai reiškia sukietėja, tarkim, per valandą ir yra 207, jisai sukietėja lėtai, tai tarkim, kažkokiems tai glaistymo darbams aš naudoju greitą, nes man reikia, kad jisai sustingtų iki rytojus ir aš rytoj galėčiau jį nušveisti, o kai mes darysim jau laminavimą, aš naudosiu kietiklį ilgo veikimo. Čia tik tai kietikliai skiriasi, nes pati derva yra praktiškai visuomet ta pati. Aišku, yra tam tikrų skirtumų, bet dažniausiai 105 yra pats standartinis variantas. Vėlgi, derva dažniausiai būna arba visiškai bespalvė, kartais turi šiokio tokio gelsvumo ir esmė tame, kad jūs užsisakant dervą, tarkim, elektroniniai parduotuviai, galbūt pardavėjas, jeigu tikrai žino, ką parduoda, jums galės pasakyti, kokios ta derva yra spalvos. Dažniausiai mes norim bespalvės, nes mes nenorim tos geltonos spalvos. Pigesnės dervos būna dažniausiai šiek tiek gelsvesnės, o kietiklis būna iš vis geltonas. Tai tada mes prie geltonos medienos pridedam dar geltoną spalvą, tai mūsų kanoja taps kaip kiaušinio trynio spalvos. Mums tokio efekto tikrai nereikia, plus dar laikų bėgant prie UV spindulių mediena geltonos, žodžiu, mes norim išsaugoti kuo ilgesnį medienos natūralų atspalvį, sakykim taip. Paliečiau niuansą, kad mes norim, kad mūsų derva būtų permatoma, kad mes galėtume matyti mūsų medieną, nes dažniausiai po laminavimo paviršius yra nušveičiamas ir uždažomas. Tai mes tiesiog lakuosim paviršių. Ir čia vėlgi yra niuansas. Mes lakuojam kam? Dėl to, kad kad suteikti papildomą sluoksnį, aišku, abrazyvinė apsauga, tai reiškia nuo trinimo, nuo kažkokių tai įbrėžimų, lakas padeda, bet pagrindinė ir vienintelė lako priežastis, kodėl mes naudojam laką, tai yra ultravioletinių spindulių filtras. Lakai, tarkim, jūriniai, tie, kurie naudojami lauke, jie turi filtrą, kuris apsaugo medieną, nepilnai, bet apsaugo medieną nuo UV spindulių. Paprastos ir yra tik tai vienintelis man žinomas gamintojas, tai yra vėlgi Vest Systems, kuris turi specialų mišinį, kuris skirtas būtent tokiems darbams, kai mes laminuojam kažkokį tai paviršių ir mes paliekam mūsų dervą exposed to the sun, tai reiškia po atvirą saulę, grubiai tariant, ilgam laikui. Tai mums reikia 2 dalykų, kad nepasikeistų jos vidinė struktūra, tai yra kitumas, kad nepasikeistų spalva ir plus
dabar jau deklaruojama, kad šita derva turi šiek tiek UV filtro savyje. Tai aišku, čia yra didžiulis pliusas mums. Ir atitinkamai, kai turi gerą sistemą, tai tu gali tiesiog naudoti. Jinai dėl to ir vadinasi Vest System, nes apart to, kad yra skirtingos dervos, skirtingi kietikliai, skirtingiems uždaviniams, yra dar ir visokie priedai, kuriuos mes naudojam tam, kad pasiekti tam tikro rezultato, nes pavyzdžiui, glaistimui mes sumaišom mikrosferą su mūsų dulkėmis ir gaunam glaistą, kuris yra tokio pat atspalvio kaip ir mūsų mediena. Nes sumaišius tiesiog su kedro dulkėmis siūlės bus per juodos. Tai naudojant mikrosferą mes galim ištemti tą spalvyną iki to lygio, kokio mums reikia. Ir čia yra privalumas. Ir ko gero didžiausias privalumas būtent šių dervų yra pompos. Ir galbūt jeigu jūs darote tokį projektą vieną kartą gyvenime, tai nieko tokio, galime pakentėti be pompų, bet kai tu maišai dervas pastoviai ir reguliariai ir tau reikia daug, tai tu nori optimizuoti tos procesus. Tai tos pompikės labai palengvina gyvenimą. Kodėl? Nes dažniausiai, nedažniausiai visada, epoksidinė derva yra sumaišoma pagal tam tikrą kiekį, tarkim 5 dalis dervos ir viena dalis kietiklio. Ir jūs pastatote svarstyklės, įpilat, reiškia pradžiai dervos, paskui kietiklio, tai kai aš laminuosiu kanoją, aš pripilsiu kokius 20 stiklinių vien tik tai su derva ir kai man reikės papildomos porcijos mišinio, man reikės tiesiog dadėti į ją tik tai kietiklio, taip aš taupau laiką. Tai šiuo atveju man nereikės naudoti svarstyklių, tiesiog čia yra labai paprastai, čia jau yra viskas apskaičiuota, pompa duoda mums mišinio tiek, kiek reikia, tai reiškia vienas paspaudimas dervos, vienas paspaudimas kietiklio, viskas, sumaišom mūsų mišinys gatavas, mūsų derva jau, taip sakant, idealioj proporcijai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad čia nėra kaip, tarkim, būna su automobiliniais, kai būna automobilinis špaklis, kur toks smirdantis labai stipriai, kur būna glaistas ir būna kietiklis. Ir kuo daugiau tų kietiklių įpilsi, tuo greičiau jisai sukietės. Su epoksidinė derva taip daryti nereikėtų, dėl to, kad jūs įpilsit daugiau kietiklio, jinai greičiau tikrai nesukietės. Ir to pasikoje dar proceso pabaigoje, kai jinai sustings, jūs galite turėti šiokių tokių problemėlių. Trumpai apie dervas tiek. Dabar maišom glaistą ir tepam mūsų paruoštas vietas. Gerai, toliau darom mūsų mišinį. Reiškia pirštinės būtinai. Kaukės dabar nenaudosiu, nes kiekis bus mažas, todėl tikrai nieko blogo nenutiks. Tam reikalui aš vis dar turiu plastikinės stiklinės skamba keistai. Ir paimsim glaistiklę, iškart padalinsim į 2 dalis, todėl mums reikia 2 stiklinių. Dabar aš padarysiu vieną porciją dervos, padalinsiu ją į 2 dalis. Vieną mes sumaišysim tiesiog su dulkėmis, o antrą mes sumaišysim su dulkėmis kartu su mikrosferomis, tai yra su stiklo dulkėmis, sakykim taip. Taip, parašyta 1:5, tai yra 5 dalis dervos ir 1 dalis kietiklio. Ir kietiklis. Tai va, toks mišinukas. Dabar viską sumaišom. Kadangi dirbtuvėse dabar 12 laipsnių, jinai tokia pakankamai nėra labai skista. Tai kadangi šilumos šaltinis čia pas mane yra visai šalia, tai biškį pašildom. Būtinai viską reikia nukrapštyti nuo sienų, labai gerai sumaišom, maišyti reikia, sako, mažiausiai minutę, bet maždaug taip. Ir dabar žiūrėkit, ką darysim. Dabar pradžiai
darysim mišinį. Čia mūsų dulkės ir čia mūsų silika. Gerai, pradžiai įdedam tiesiog dulkių. Vieną šaukštelę užteks, žiūrim, kas gaunasi. Susimaišom. Galutinė konsistencija turėtų būti kaip natellos pasta pagal klampumo. Tai spalva bus maždaug dabar tokia. Dadėsim dabar dar vieną šaukštą, kokį trečdalį šaukštelio, tam, kad pasiekti mums norimo rezultato. Nu va, štai čia bus mišinys numeris 1. Spalva matote maždaug tokia. Dabar darysim antrą mišinį ir jau čia įdėsim vieną šaukštą irgi pradžiai dulkių ir dabar vieną šaukštelį silikos. Tai va, skirtumas tarp spalvų gausis maždaug toks. Čia yra vien dulkės, o čia yra su stiklu. Tai kadangi aš jums tiesiog norėjau parodyti, koks yra skirtumas, naudosim mes šviesesnį variantą, nes jisai mums geriau tinka prie korpuso spalvos. Pradžiai užtepam ir paskui kažkiek bandom įspausti, kad tas glaistas įlystų kuo įmanoma giliau. Štai ir viskas. Dabar palauksiu valandą laiko, kad derva šiek tiek sustingtų ir aš tada nuimsiu juostą, nes jeigu aš palauksiu, kol derva pilnai sustings, tai aš tada tą juostą kaip depiliaciją ištrauksiu viską, ką aš užtepiau, kad derva liktų tik tai ant sulies. Taip, gerai, pradžiuvo mūsų epoksidinis tas užtepimas. Toliau prieš paskutinis šlifavimas vyksta rankiniu būdu, 120-tinis popierius. Anksčiau naudodavau tokį padą, bet nuo jo dulkių yra tiesiog košmaras. Surinkti neįmanoma. Pastaruoju metu toks padas su tokiais lapeliais, per kuriuos siurblys ištraukia visas dulkes, žiauriai pasiteisino, labai man patinka su juo šlifuoti. Šlifuoju rankiniu būdu, prieš tai žinoma, kaipgi be to, su pieštuku pažymėti, nubraižyti, labai lengvai nubraižyti tokias linijas palei visą korpuso ilgį, tam, kad mums tiesiog žinoti, kurį segmentą mes nušlifavom pakankamai, nes iš akies nesimato.
išveista.